Sveiki, esu Rokas Aslavičius, esu Lietuvos biatlono rinktinės narys. Nuo pat mažens turbūt pradėjau slidinėti anksčiau negu vaikščioti, tai ant slidžių tėtis vis laik stengdavosi pastatyti žiemą, tai traukdavo iš tikrųjų tas slidinėjimas, o kuomet buvo galimybė dar šautuvą paimti rankas, tai mažam vaikui čia buvo didžiausia motyvacija. Gal nuskambės keistai, kaip koks narkomanas, bet iš tikrųjų tas treniruočių procesas, pavargimas, kentėjimas, tas tikslo užsibrėžto siekimas man gal labiausiai ir patinka sporte. Iš tikrųjų, galėtų kiekvienas žmogus užsibrėžti tam tikrą tikslą, kad ir, pavyzdžiui, pats minimaliausias prabėgti šiandien kilometrą, padaryti 10 atsispaudimų, bet jie galėtų pradėti nuo to ir bandyti įgyvendinti savo tikslus. Mums reikalinga labai gera lygsvara ir mes daug dirbam statiniams raumenims, tai galiu vieną iš tokių pratimų parodyti. Tai iš tikrųjų toksai pratimėlis galima po 5 sekundės pakelt priešingą ranką, priešingą koją, labai sutvirtina nugaros raumenis, tai mažiau problemų. Tai siūlyčiau pradėti paprastai kelis kartus po kelias sekundės padaryti ir po truputį didinti, jeigu komfortabiliai jaučiasi.